Bye bye, little baby. Bye bye. Let's go. Važiuojam. Sveiki gyvi žmonės. Čia pirmas mano vidosas mano YouTube'ės kanale. Aiva. Jau mane žinot iš imtynių klubo. Ir šiandien mes varysim į Gaimoną susitikti su daug geekų, nerdų, gamerių, žodžiu žmonių kaip aš. Tai va, bet mano kelionė šiandien prasideda ne nuo pačio Gaimono, bet atvažiavimo į senukus. Nes vakar nusipirkau šitą kamerytę, kuri dabar filmuoja. Tai man reikia SD kortelės, o dabartinė įsidėjau 16 gigų ir tiesiog durnai to neužteks. Tai pagrindė šiandien pamatysit, ką pamatysit. Tai žiūrim.
ką gero, gizmonautas. Ir Simona čia. Sveikas. GoProšką nusipirkau, reikia, žinai, pažaisti dabar. Tai va. Žinai, tu Kung Fu Panda šiandien? Ne, dar yra mano kaukė. Koks tu šiandien gangsteris? Mafia boss. Tipo level 1 peasant, ar level 10 peasant, level 100 mafia boss. Čia grinai, aš esu tipo low level marozas, tipo, tu tipo jau viso, next level shit. A tu pilnai šiandien į charakterį pasijungęs, taip jau šlubas. Gal aš žinai, su kitokia lazdelė biškį. Vaidavai, tipo, kas, tipo, žiūrėsim, jiem nėra 20 metų, tai čia buvo exclusive kondomas, kurie nepamatė gimonę veisį. Čia Patreoną. Aš tai, žinai, ką sugalvojau? Matėjai laukia tą garažo traką? Sakau, jeigu turėsi kokį sponsorshipą, tai galit man pinigų nemokėt. Man, tipo, užtenks arba mašinos, arba alaus tiesiog duokit. Dėka garažas. Basically čia... Lauki, jeigu supratot, duodat man. Aš adresą numesiu į bai. Nu, daugiau žmonių sunkiau praeiti. Badavai, vakar buvo penktadienį programa pasirodo. Bet ne tokia didelė, priklauso. Na, ja, bet kas šiandien, šiandien turnyrai tipo, ar dar ne? Turnyrai, gigantas, priklausos. O kur CS:o turnyrai? Va, Counter-Strike, Manting, 5v5, Free Play turnyras. CS:as, Free Play? Manting. Free Play šiandien. Creator Showdown. Dalyvausi? Nepakvietė. Nors per aukštas rangas, žinai, nes sakė Silverį turi būti. Na, vienas iš jų. Ja, tai dabar mes einam į Creator salį, kurį aš neparodžiau šiaip tais ant PLV Visioną. Tai va, bus prasiėjimas su komentavimu. Turim kūro nieko, kaip visą laiką, su savo korėjietiškais stafais ir visą kitą. Tai yra klaviatūrų, kurios kainuoja nuo 100 eurų. Aš savo radau šiukšliadėžį, tai man tipo neapsimoka naujos. Yra šitie retro geimai, bet pagrindė pernai pirkau iš jų, tai mane biškį apskėlė. Ir viskas overprice, bedavai. Nu ir ką? Ne, biškį pafilmuoti su manimi. Čia žaidytinti vėliau kelsi? Jo, aš vakar gavau tipo GoProšką iš paštamato, tai reikia dabar pafilmuoti kažką. Panaudoti. Nu tai aišku, vinties kortelę iš ryto pasiėmiau. Į senukus prasidėjo man tokia. Andra, A? papigiai ir dresnis. 7 eurų su visais accesoriais. Ačiū, pigiai tada. Žaibu, pigiai. Kažkas yra tada, per pigiai. Normaliai viskas. What the fuck? Jo. Tai pigiai. Čia nice white'as yra, tai čia pats paprasčiausias modelis. Būtų blekas, tai tada tikrai. Bet šiaip realiai pažiūrėjau, gerai filmuoja. Garsas irgi toksai pusę velnio. Tai va, toksai va, a day in game on kind of video. Žvalga. Ja. Smagiau, žinai, kai eini į darbą, eini į YouTube ir matai, kaip įtynį skiria naują podcastą. Dėkui. Kiekvieną dieną žiūrėjau. Ja, šiandien dar iš ryto žiūrėjau wrestlingą. Ir dar ir laiką prastumą. Mes ten ką kliotkinam pagrindą. Aš įsivaizduoju, kiek editinų maždaug. Pagrindę gizmo editino, tai užtrunka jam arba visa naktis, arba 4 valandos. Tai dabar biškai formatą pakeitėm, tai nežinau, editinas lengviau ar sunkiau imtynių klubus. Iš tiesų lengviau, nes kai mes dabar dirbam, gauna taip pasakyti, mūsų dinamika po su gero laiko, ne?
pradėjom kažkaip lengviau šnekėti, kad net nereikia dažnai katinti. Ja, mes įpratom prie viens kito, būtent kaip šnekam, dinamikos. Ką žinau, labai patogu. Dabar, nes labai lengvai įsimeni, ką mes šnekėjom, plius daug maž turėjom bendrą idėją, ką mes šnekam pas mane. Ir toks, okei, čia, žinai, tas, taip. Ja, kai dabar neberūkom, nebereikia katint, kai vienas rūko, kitas kalba. Gerai, Aiva, parūkys man. Čia katas, į kitą fokusuojame. Dabar, tipo, okei, jeigu aš nosį krapštau, iškirp šitą vietą, nereikia. Ne iškirp, arba permes, kad aš ne. Šiandien achuienos maikas. Kainos tai pusę velnio tokio, sakyčiau. Beje, pernai pirkau iš vieną maiką ir šiandien dar pasiėmiau. Aš labai pas mane kontentas yra toks Su Mr. Megais atsarginės šis skemas. Tai, ką čia turim keychainai, visai fainai. Hashtag diabetas. Hobby shop yra stendukas, nice. Pro. Cool cosplay. Jeba, kai cosplayus achuienas. Shoutoutas Faustui. Kiek pamenu, tai čia jo favorite character. Achuienas cosplayus. O dabar mes esam artistų alėjai. Tai kai varot į conventionus, visą laiką uždėkit čia. Up. Darova. Ja, palaikykit savo favorite artist. Taip, tai visai cool darbeliai. Ir jiem čia nais nemoka, kad atvaryti. Tai basically ką uždirba, tą uždirba. Taip, biški lievas artis sadai šiemet. Nu, taip pat tie patys žmonės kaip visą laiką atvaro, bet labai mažai vietos davė. Catch stuff, nice. Turim labai afieną grožį. Čia Mazda RX-7 FD ar FC man atrodo, ja, kėbulė. Ir jeigu gerai pamenu, šiandien yra 8 įdėtas. Bet išblizganta ir screaming turėtų beleką. Tai čia driftinai skirta, bet man atrodo, su ją nichuja nedriftina. Jinai per švariai atrodo. Hellcatas, nu, Hellcatas, bet tie... Realiai aš pasakysiu taip, visi šitie spliteriai ir spoileriai man atrodo kaip AliExpressas. Ypatingai va šitas Fulfallas. Čia basically tipo Formulė 1 tipo ale callbackas. Dachuja dar mašinų taip daro, bet nu, toks cringe'as atrodo. Ir šiaip plionkė. Realiai tos black decals atrodo keistai. Sorry. Jei ką, aš biški benzingalvis esu, tai apie mašinas irgi galiu kažką pakalbėti ir pafilmuoti. Galėsiu BMS atrodyti savo. Ką čia turim? Didelis nulevikas. Ir daug, kad tu nepamatysi čia. Va čia tai aparatas, va pasakyčiau. Basically čia paimta kabina iš seno Ford Model T. Ir, nu, pagrindė hot rodas padarytas iš to, kaip Amerikoje. Esmė tame, kad, pavyzdžiui, vietos tenais nėra ir basically tu sėdi ant grindų. Gaila, yra barikada, nelabai kaip nueisi ten, bet patikėkit mane. Yeah. Na, čia klasika. Šiaip sakom, Volvo saugios mašinas, bet tu pažiūrėk, ką amerikiečiai darydavo. Čia galima realiai briedį paguldyti ir dar liks vietos iki vairuotojų. Čia GO3, didelis reklaminis šūdas kažkoks. O, by the way, jeigu kam reikia Hot Wheels'o, aš juos pardavinėju Vinted.
Okay. Atvilsus pažiūrėjom, buvo kortelė. Aš jums parodžiau, apkadrą padarysiu. Jeigu įdomu Atvilsai, gal jie super, kad nežinau. Ar dar yra savanoris norintis laimėti dovanų kortelę? Čia Renšybė, aš tavo Spyrio šilai perduodu vieną vaizdą. Oh shit, bazelis. Basically, kaip man čia atrodo, čia yra tiesiog ant drobės atprintintas darbas ir kur padaryta mažiau dažų, ar kaip tam pavadinti. Basically, jie baltus ledus suklyva tiesiog. Aš mačiau, kad jie jas parduodavo 7 eurų. Nu, profitą reikia visiems daryti. Nuolydas. Auč. Nu, cool. Šiandien yra antra diena, by the way. Pirmą dieną neturėjau iš tos kameros. Tai realiai vakar buvo žmonių, tiksliau jų nebuvo. Tai aš galėsiu atsiųsti, kas vakar buvo atliktis koncą. Šiaip koncas įvyko, geras koncas, man patiko. Insert clip here. Šitą Dragon Ball'o muziką, būtent antrą. Rimai, ką tu praleidai? Jo, Rimai, tu praleidai. Mano šitas keliaus kur, į rytinio klubo? Šitas į mano kanalą. Ai, tavo, ko? Aš susikursiu kanalą iš pradžių. O tada keliausiu mano kanalą, tai jau. Tai jo, šiandien aš jau baigiu transliaciją. Rytoj gal atvarysiu, gal neatvarysiu. Gal jūs pamatysit, gal jūs ne. Kad aš šiandien turiu reikalų. Ir kitą vidosį, kai jau filmuosiu, keičiu su tėvu ratus. Nu, užsidėsi ant galvos ir tipo keičiam, ką ne? Po to ateity gizmo su mašina su teisėm, tai ką padėsim su mašina? Perkam gizmo mašiną. Taip. Tai bus BMSas. Kitokias mašinos aš jam nežiūrėsiu. Oh my god, šokantis bomžpakis. Yes. Okay, varau iki Rūbinės, davai. Eina į galą, ant dubstepo grojantis bomžakas. Tai va, jeigu dar rytoj atvarysiu, tai transitionas bus dabar toks. So, day 3. Tai įvyko keli dalykai. Kadangi dar visai nauja kamera, aš ją dar visai pilnai nemoku naudotis. Ir trumpai tariant, pusę footage'o tiesiog dingo, nes jo nenufilmavau, nes kamera pagalvojo, kad tai batarkės per mažai ir jisai nustojo filmuoti. Weird shit, I know, bet dabar žinosiu, kad aš turiu tam tikrą time limitą tam tikriem klipukam. So yeah, apsirengiau, jeigu pastebėjot, mano outfitas kiekvieną dieną skirtingą NBA maikę nešiojau. Net toksai retro stylas, basically. Tai va, varom šiandien 3 dieną, pačilinsim, porą valandų 3 pabūsim ir grįšim namo. Ir overall padarysim tokį kaip rezume viso evento, I guess. Tai važiuojam. So, 3 diena, palyginus su vakaru, žmonių nichuja nėra, labai primena penktadienį. Žiūrim, kur gerą turim.
ir kas čia ant sienos veikia. Taip, tai sakyčiau netgi labai tuščia. Labai penktadienį primena, ant senutės mes turim Gijo Geserio turnyras, ahujai. Tai iš tikrųjų, manau, kad kažkiek jau girdėjau skambučių ir tikrai dar girdėsiu, nes aš manau, kad vis tiek, jeigu norit trečio renginio, tai aš manau, kad turit stipriai palaikyti iš tikrųjų Karolio komandą. Dar kartą padarom garso. Oi, Karolis! Labai gerai iš tikrųjų žinom, kad vedėjas mėgsta vairuoti. Mėgsta, bet čia tiesiog būtinas tokio rango. Ką tu? Šilka, vara, ne. Dabar jau pagauni taimingą, kad kiek to reikia filmuoti. Jo, pagrindė 13 minučių. Jeigu daugiau 13, tada gali būti kai ne. Svarbiausia, kad šitą lemputę dėktų. Okay. Nes kai dariau POV, aš nemačiau šitos lemputės. Tipo. Arba kai va filmuoju, va taip pat priekį, tada irgi nieko nematau. Tai va, realiai pusę konio nufilmavau šiandien. Tai na, mes šiandien perfilmavau. Paskutinis šansas, žinai. Mes Matėjau foto padarėm. Manęs nepalaukė. Nes visi daug kas išvažinėjo. Jau išvarė? Borė išvarė, Valdas išvarė, bet to Taulio klipas. Prienai. Tekino ar to naujo Lolo game? Jo, Lolo. Prieš ką žais? Prieš Jetstream. Bet va jisai dabar tenais su kepurė. Vyrukas arenoj. Tai tas su kepurė jisai Street Fighter dabar žaidžia. Ir po to šoks Tube Scale. Double duty varo. Triple duty ir Tekino žaidžia. Vienai, taip. Tuo tarpu aš galiu pamašinti biškį batonus ir nueiti iki finalo. Jo, G-Cafe, ne? Jo, G-Cafe turnyrą. Kas ten, Mortalka? Ar ten Tekino jisai mešino, jisai tiesiog finalas mešino? Bet ką mešino, paėmiau Elaiza, man atrodo. Pirmą kartą gyvenime Tekino lošiu finalai. Zaibis. Man visiems praeitį metai Tekino turnyras, randomai Tomas užrėkino, jisai net nesupranta, kas įvyko, bet po to laikus apie visus žaidėjus pradėjo domėtis. Va, man patinka tą žaidėjas, man tą žaidėjas patinka, kaip jis žaidžia. Aviželis irgi yra toks. Matei, va ten tuos motociklus? Jo. Tu žinai, kad ten mokama? Jo. What the fuck? Jo. Ir tai va... Žinai, kuras nėra pigu. Tai kad tenai simuliatorius. Kad jie grožia. Simuliatorius tiesiog, kad iššuodus. Jo. Jie tiesiog renka, kad galėtų žiūrėti. Aš, žinai, suprantu, Bulgarijai tokį atrakcioną pamatyti. Tada kama. Bulgarijai pus valandos jo nebūtų. Nusipirkau Magic the Gathering dekų, vėl pradėsiu žaisti. Naujas hobis. Tai aš kykose žaidžiu MTG. Tai tipo, gal mes realiai tokį, nežinau, streamą, tipo, kaip... Aš tu matei tik tokia, kaip du bišai jo žaidžia, per laivus susijungia. Jo, čia yra šitas. Yu-Gi-Oh, karoči, Duel Links. Ja. Tai va. Tuo tarpu komai, man atrodo, nifiga nelaisvėja. Bišai atvaro čia pageiminti, kai gali namie pageiminti. Taip, aš toks, kai kurios dalykus aš namie pageiminu, jo. Bet yra, pavyzdžiui, indie žaidimai, ne? Tai aš va tokį, man tas patinka, tai išlis dažnai sėdėsiu. Pabandysiu gal susisiekti su žinai gavais, gal žinai galėčiau kažką padaryti iš to. Ja, bet šiaip iš indie tai realiai tatų Removal Simulator geriausias. Man iš indie patiko, kaip ten, Ogre Core, kur šaudai ir tipo PlayStation grafikos. Ir šalia yra ritminis žaidimas. Tas praėjo ir yra pačioj pradžioj su kortom, kur, tipo, žaidži su kortom, tavo kortos yra realiai ten SMG, AK-47, žinai, užmeti karočią, ar ten, tarkim, tave puola, tu toks aš ginuosi, išsitrauki
kakam 7, tai ten, žinai, va, kiaurai tave polius. Tai basically CS'as tai cardboard game. Bet, nu jo, bet... CS'as tas ant Jo, TCG. bet ant kortų, jo, bet šiaip prikolas, man patiko. Ten aš tiesiog žiūriu, praeinu, tą tiltuką, aš toks, blemba, visai nieko, pabandysiu. Šiandien nauji batai. Jo, nes praeiti man jau sutrynė pėdas. Realiai pačia kulnuose, man pačia yra duobutė ir kitoj pusėje ten pat duobutė. Išvada kokia, nenešiok lakierkų? Ne, pas mane lakierkų gale. Vakar susinešiojo taip, kad aš nepajutau. Taip aš galvoju, kad tau iš nervų kokius spaudžiu. Ne. Ateini? Gale va taip. Gale va taip. Ja, ten gale va taip, toks išėjęs kulnas atsičiais. Nesakyk, kad tu fotkę padaryto dalyką. Ne. Gerai. O safe for work. Vai, davai parodyk tą tūną. Jėbai. Kai dar šviežia visai nice. Jo, tai Simona padarė. Failą tikrintoje vis dar Emilis. Emilė, pasikuriam, judam toliau. 8 klausimas. Kiek Valorante yra sentinelių? Bra. 5, 4, 3 ar 2? Su trim niekada nepašausiu. Aurga, atleiskit. Žodžiu, aš chroninis lošėjas, tai panašiau gimūmė, kad dabar tipo yra pirk bet ką ir gali laimėti kažką. Tai nenorėjau daug pinigų leist, paėmiau One Piece kortą. Jo, dabar žiūrit šitą video ir aš supratau vieną dalyką, kad sekmadienį, kai aš atvariau, tai aš viską filmavau ant 30 fps vietoj 60. Šitą kamerą aš ją gavau užvakar. Tai aš su ją dar pilnai nemoku naudotis. Dėl to atsiprašau, bet čia yra pirmas blynas mano kanale. So, supraskit. Atleiskit už laginantį video. Bet jo, šiandien bus taip. Bet vat, aš buvau grįžęs parašęs tokį kaip įžvalgą, apžvalgą tipo visą šitą gimoną. Ir man atrodo klausytis, kaip aš ant 30 fps japinu ne kažką bus. Tai davai rašysiu ant 60 fps bent jau pabaigą. Tai kas man patiko su Gameonu šiemet, tai kad buvo įperkamas, linksmas ir neparsidavęs renginys. Va taip aš įvardinčiau Gameoną šiemet. Patiko susitikti su draugais, patiko susitikti su streameriais, content creatoriais, patiko įsimėginti visokiausius kitus dalykus, pavyzdžiui, indie gamesai, retro zona labai patiko. Šiemet man galėjai pasidaryti tatuškės pas Simoną ir Lūną ir dar jų draugės, kurių vardų nežinau. Bet jo, tai visai fainai, aišku, tau turėjo būti 20, kad tą įvykdyt. Nors po 18 jau gali tatuškės daryti, bet buvo 20 zona, tai turėjai turėti 20. Tai va tokie reikalai. Šiaip duodu Gameonui stiprų 8 šiemet. Kuom buvo minusai, sakyčiau, tai neišnaudotos erdvės biški. Buvo ta erdvė, kur indie gamesai ir buvo tenais viena pusė indie gamesai, kitoj Red Bull'o sėdmašiai. What the fuck? Nu ir ką? Realiai, sakyčiau, kad lauke atrakcijų trūksta. Čia kaip ir minusas, bet come on, laukia 4 laipsniai šalčio, šilumos šalčio, same shit. Tai laukia ar taip tu nepaveiksi. Tai ta kolonkė ir laptopas, kurie buvo laukia pastatyti, jie buvo, sakyčiau, labai net per daug. Tai jau taip įvardinčiau. Tai va, šiaip eventas patiko, ačiū Gizmo, kad mane pakvietai. Man reiktų savo plaukus nustoti kratyti. Keista, be kepurės būtų įrašinėti video. Kas supras. Tai va. Dėkui jo Gizmui, kad mane pakvietė. Mano plaukai atrodo šūdienai.
Ir ką, jeigu patiko tokie vat vidosikai, kur iš mano live formatos, ne apie imtynės, ne apie geiminimą, nes aš ne geiminimas, aš ne gameris, aš ne streameris. Ir aš filmuoju tą, ką filmuoju. Ir mano plaukai atrodo pizda hujovai. Ir komentaruose parašykite kokį gerą barbershopą, nes jau blemą biškį, man atrodo, per daug. Tai va. By the way, atidariau šito eskorto pakelį, tai va dabar jis eis po šito. Ačiū, kad žiūrėjot, padėkit laiką, padėkit subscribe ir iki kito randominio video, kai aš sugalvosiu kažką nufilmuoti. Bye bye. Jau, tai kaip ir žadėjau, grįžau namo ir turim šituos du One Piece pekus. Nežinau, kaip bus įdomu kam žiūrėt. Apšvietimas va, kaip turi būt. So, pirmą davai įsilupam šitą. Man sakė, čia naujas editionas kažkoksai. Okay. By the way, aš šito žaidimo vapšė nesuprantu. Čia buvo išpjovimas, bet aš debilus. Ja, aš šito žaidimo iš vis nežinau, kaip žaist ar ką, bet jau palyginu su Yu-Gi-Oh! Kaladė čia nemaža. Tai pirmą turim Blackbeard, nežinau, ar čia geras ar ne. Brukas yra. Tada, ką čia nesakė, gavom Koala. Vegapunkas, čia visai naujas, realiai chapteris, tai jo, čia naujas kortinas. Morgansas, The Newsbird. Gum Shake Shock. Čia kaip ataka jaučiu, kokia bus ar counteris, okei. Šuniukas, kurio vardas yra Inuarashi. Tada Alabastos karalius, Rest in Peace. Čia, kaip suprantu, Mark of Lameplay. Goldie Roger, okei. Man atrodo, čia nahui yra labai gera korta. Bent jau man taip atrodo. Raunona Zoro čia biškai taip švyti realiai. Tai also labai cool. Ir mes turim Saint Marcus. Toks, okei. So, pirmas mes turim kortelės. Tada pasižiūrim, ką mes turim iš kitų. Atidarom čia naisvą. Suplėšam kampus, kad nebeturėtume jokios values. Taip. Per šoną atsidarom. Ir ką čia turim? Turim gigantą, plėt kamerą. Šis toksai scuffed openingas, not gonna lie dabar. Tai jo, mes turim dabar gigantą. Turim Frankie, super guy. Turim Drag Queen Ivankov. Little Black Bears kažkokie. Cavendish. Usopp God, nice. Čia tas Dressrosa Koliziejaus žuvis. Killeris yra. Neįsivaizduoju kas. Čia kaip jos animations pavartė, kažkas tokia nami. 0 taškų. Blet. Okei, Smokeris tašygi kūne ir dar čia holo toksai. Nice. Ir Cavendišas toksai irgi biški atšvietimo turi, bet šito visai nice korta. By the way, Hebra, jeigu kas One Piece šitas kortas žino, kaip žais ar kolekcionuojat, parašykit komentaruose, nes man jas tokias kaip dekoracinės dabar tokias yra. Gal išmoks jomis žaisti. Tai va, čia buvo toksai post-editing card openingas, tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kito karto.